Šiandienos mano tikslas yra išvaryti pasivažinėti, nes galbūt jau rytoj reikės varyti man į Šiaulius. O šiandien reikia pasižmonėti. Tai varau pasivažinėti, to pačiu reikia pavalgyti kažkur. Jau 4, o aš dar nepietavus. Šiandien čiate Panų užvirė tokia įdomi tema, tai galvoju, iškelsiu pas savęs auditorijai tokį klausimą ir labai lauksiu komentarų, ką jūs galvojate apie tai. Ir to pačiu pati gal biškelį pasamprotausiu savo turbūt nepopuliarią nuomonę išreikšti. Man, sakykime, atrastas Mocios NC yra labai geras variantas, nes aš nesmėgėju kažką lakstyti labai. Man turi būti pirmiausia patogumas. Antras variantas, aš esu už taupų motociklą, kad nereikėtų ten 100 km galvoti, kad o dieve, baigėsi kūras, reikia užsipilt kur degalinė. Aš galiu nuvažiuoti su savo mocu pilnu baku kokius 2 pem. Geriausiu atveju gal iki 300, bet nerizikuočiau. Ir kitas tai talpumas jo, stabilumas jo. Per savo 7 beveik jau metus vairavimo, bet esmė yra, kad pradėjau važinėti aš su streetuku Suzuki Bandit 600. Galios jam buvo ten apie 60 kW, kažkas panašiai, tiksliai jau nepasakysiu dabar. Po to aš sugalvojau, kad aš būsiu labai keliautoja ir kad man reikia patogaus moco. Tai nusipirkau aš Yamaha TDM 800 pem. Man žiauriai jisai patiko, bet aš jį žiauriai vartaliojau visur, nes nemokėjau važiuoti, nemokėjau stabdyti labiau gal sakyti. Aukštas mocas, aukštai svorio centras ir aš jį privarčiau žiauriai. Tada tarp Panų pamačiau, kad labai populiarėja toksai mocas kaip NC. Nuvariau pas vienos pasimatuoti ir sakau, viskas, ieškom. Sunkiai aš ieškojau to moco, bet kai radau, tai pagrėbiau. Ir vairuoju iki šiol, jau nežinau kelintas čia sezonas, bet kokie 4 gal sezonas. Reikėtų pažiūrėti, kada pirkau iš tikrųjų. Kodėl aš iškėliau tą klausimą ir tokią ilgą įžangą pasidariau, tai Panų čiate užvirė diskusija dėl moco pasirinkimo. Nemačiau pradžios, kaip ten kas užvirė, bet tiesiog pradėjo svarstymai eiti apie motociklus, taip toliau. Ir žiūriu, iškrito žinutė. Net negalvok apie NC. Tai pensininkų mocas. Pakikenau, žadėjau uždėti žvengę, bet galvoju, užsikabliuos dar kažkas. Ai, tingiu aš čia chatint su jom. Bet vis kirba tas, tai galvoju, pasijuoksiu čia. Tai ką, važiuoju aš su pensininkų mocu. Nuo šiol gal pradėsiu vadinti ne enciukę mano, o mano pensininkė. Ar aš čia pensininkė, gal aš čia pensininkė. Bet ko ne, aš esu už mocę, kaip sakiau, patogumą. Man greičio nereikia didelio, nes aš važinėju dažniausiai mieste. Užmiesti taip pat, bet ta prasme, kur tu Lietuvoje nulėksi? Reikia daug galios tenai, kad rautų iš vietos, kad didelį greitį pasiekti. Bet jeigu tu nesi tas žmogus, kur draskosi keliuose ir mocas yra, kad apvažiuoti kamščius, kad jausti tą kaifą, ne greityje, o tiesiog jutime visos aplinkos aplinkui. Ką žinau, kvapų, absoliučiai to kaifo, kad esi nuo nieko nepriklausomas ir važiuoji pats savo vieną. Koks jūsų yra požiūris mocus? Ar mocas turi būti būtinai labai greitas ir galingas?
Nes, man rodos, biškelį ir nuo vairuotojo priklauso, kaip jisai valdo tą motociklą. Sūkio momentas ir panašiai, aišku, priduoda tas kilovatai. Nesu aš tokia eksperta, kad čia kažkam kažką įrodinėt, bet nejaučiu diskomforto vairuodama 3-5 kilovatus. Netgi tame esmė, kad man užtektų A2 kategorijos, užtektų, bet aš vairuoju su pilna kategorija iš tokį mocą ir nematau tame bėdos. Ir nemažai žinau, kas vairuoja. O kai rinkausi mocą, tai buvo dar geriau. Nuvarydavau, visi vyrukai tokį mocą prieš tai vairuodavo, ta prasme pas pardavėjus. Tai man jie visi sakydavo, kaip tu tokį mocą vairuosi, gi čia sunkus mocas vyrukam. Tai aš tokią pakikendavau biškelį. Kaip tada žiūrit vyrukus, kurie vairuoja NC? Nesgi nelygis, motoroleris, čia pensininkų mocas. Dar pensininkų mocas nebuvau girdėjus. Buvau girdėjus ir pati žvengindavau, kad čia yra moteriškas mocas, nes tipo mažiau galios, yra kur įsidėti šmūtkiam ir panašiai. Yra motoroleris irgi bairis, nes kuras pildėsi į galą. Bet šiaip tai ką žinau, mylimas mano mocas, kad ir pensininkų mocas.